labą dieną, kaip sakoma. Dar viena Vincius sutrukdė. Pradėsiu iš naujo. Tai sveiki dar kartelį. Vincius mane pertraukė, bet tuo pačiu priminė, kad jį reikia perkelti. Jisai apgraužė žolę, tai žodžiu, aš turėjau dar perkelti. Nu, tai va, perkeliau. Ir vėl ant mano pečių yra kantarėliai. 2 tokių didelių arklių. Tai einu dabar pasivesiu Baltijos titnagų iš pievos. Ir planas yra toks. Šiandien mano planas yra toks. Pabandyti prašokdinti laisvei Baltiją ir titnagą naujoje aikšteliai. Tai Baltija jinai jau šokų su raiteliu yra mūsų naujoje aikštėje. Titnagas? Ne. Aš iš viso nežinau, ar titnagas yra šokęs kažkada su raiteliu. Su manim tai tikrai ne. Nebent gal tada, kai jie pjodinėjo. Bet aš neatsimenu. O gal ir nešoko. Nežinau. Tai va, tai žodžiu, pabandysiu prašokdinti laisvėj, bet pirmiausia reikia jos parsivest ir šiaip nemažai pasiruošti. Nes titnagas yra toksai biškelį nusukinėtojas. Tai reikia pasidaryti tokį kaip ir tuneliuką, kad jį užvest būtų galima gerai. Nu tai, jo, tai dabar einu pirmiausia parsivedu Baltijos titnagų ir eisim ruošti aikštelę šokdinimui. Taip. Nu, kaip smagu, kai jos galima jau pasikviesti, jau ateina va Baltija atbėga. Kad jie atbėga, nes buvo momentas, kai jie nelabai norėjo eiti, nu, po šitų visų kandančių, geras oras, faktas, kad jie nori būti namie, dabar biškelį orai vėsta, o grįžta namo, gauna dar papildomai maisto, nereikia rankiotis, tai tada jie vėl labai nori eina namo, tai labai smagu, kad jie čia taip pasišaukia ir jie ateina, taip, pirmas titnagas ateina ir va Baltija neatsilieka. Taip, titniauskai. Labas, mano meška. Imk mešką, skaniukas. Tam. Ui, koks skanus skaniukas. Palauk, Baltija ateina, dar Baltija. Ir Baltija skaniukas. Einam? Einam. Baltijos titnagų parvesti. Baltija irgi turi šienainę. Taip. Biškelį titnagas irgi turi šienainę. Kaip išprotėjęs, koksai griebė į šitą šienmaišį. Yra dar to žolės laukia, tik tai reikia rankiotis ir vaikščiot. A ne, neįdomu rankiotis. Nu, žodžiu, dabar aš juos palieku. Ilsisi, Baltija gal druskytės norės įtvalgyti. Titnagas valgo šieniuką, atnešu jam vandens. Ir einu ruošti aikštelę. Galvoju, kur čia daryti būtent tą šokimą, bet gal darysiu prie va šitos sienos, šitoj pusėj. Aišku, galima ir ten daryti. Nes pas mus dar, kaip sakoma, jisai gruntui dar reikia vis tiek gulėtis. Ir šita pusė, jinai biškelį kaip ir netokia klampi, negu pavyzdžiui, va šita. Šiaip labai laukiu, kaip bus po žiemos, nes po žiemos visą laiką dažniausiai pasikeičia viskas. Tai dabar... Gal ir čia nieko? Net nežinau. Ne, gal viskai darau į va šitą pusę. Ir iš vienos pusės, tai panašiai va ir kliūtis bus kažkur ties siena, čia yra geras gruntas. Tai, kad iš ten atbėgti ir iš ten atbėgti. Tai gerai, einu dėliotis kliūteles. Ir toli nereiks.
kas yra toksai setupas. Čia yra toksai koridoriukas, va čia va. Iš čia ateis, čia yra paplatėjimas ir tada jau viskas susiaurėja kaip į kliūtį. Va, ateini čia, peršoka kliūtelę. Čia irgi pasidariau iš karto, kad galėčiau ir lygiagretę padaryti. Ir tada išeina čia ir tada yra irgi iš karto išplatėjimas. Tai daug yra lengviau juos užvest, kai yra paplatėjimas ir tada jau nusiaurėja pati iki kliūties jau kaip reikia. Tai daug didesnė tikimybė, kad tiesiog nenusuks niekur, jeigu pasidarytas toksai platesnis gali ir tada jau, kad gražiai prabėgtų. Kaip matėte, tai Baltijai šiaip tokio nelabai reikia, bet titnagui labai reikia, jisai labai mėgsta nusukinėti. Bet jį biškai prašokdinti irgi reikia, tai pasidarėm va taip va. Tai einu gal pirmą šukuosiu Baltiją ir tada eisiu ją pavaikyti ir šokdinti. Kaip ir kiekvienas šokdinimas, pirmiausia prasideda nuo pasivaikymo, apšilimo ir tada jau judėsim šokti. Bitė irgi apšilimą daro. Žiūrėsim, kaip bus. Baltija sustoja papazuoti. Up, 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 up. Baltija lengvą apšilimą pasidarė, taip ir liko. Stovėt, kur palikau. Lengvą apšilimą jinai pasidarė. Ir dabar, tai nes vis tiek dar aikštė nemaža, biškeliai klampi. Tai jinai dar biškeliai gali ir pavark, kol reikia, apibėgs aikštę, tai dar vis tiek šokt reikia. Tai, kaip sakoma, aš ją leisiu dar labiau laisvai. Aš parėjau, jinai ir liko. Tok, ateik. Taigi, šiandien nedirbu. O jeigu pagal Baltiją, tai niekada nedirbu. Nes, žiūrėkit, ką mano šuo daro. Atiminėjai iš manęs batagą. Nes jeigu pagal Baltiją būtų gyvenimas, tai jinai galėtų dirbti visą gyvenimą. Tiesiog valgyt ir storėt. Nes jinai labai tingi. Taip. Ja. Gerai. Viskas. Einu statyti telefoną ir einam šokdint Baltiją.
Na, valtyje prašokdinau, aš jau ją suviniojau į gūnę. Taip, parūdė. Labai gerai jinai šoko, tokia iš gazo jau varė. Per daug ir vyt nereikėjo ten jos, jinai pati gazavo. Tai peršoko 95 cm lygiagretė. Tai yra neblogai. Jinai šiaip labai senai šoko tiek. Jinai gal aukščiausiai pas mane daugiausiai yra šokus. Kažkada metrą šoko, bet labai senai. Čia jau keli metai atgal, bet šiaip daugiausiai tai kokių 8-5 būdavo. Jeigu laisviai. Nu tai va, tai šiandien 95, tai neblogai galiu pasakyti. Biškelį pavargus, jinai dabar snaudžia. O einu dar biškį aptvarkau aikštelę, nes Baltija ir prikakojo. Ir biškį palyginsiu su grebliuku ties kliūtim, kad būtų paprasčiau ir titnagui bėgti, kad nebūtų išdaužyta labai. Tai va, tai einu patvarkau aikštelę ir vedu šukuotis titnių. Taip. Na va, titnagą iššukavau, bet aš jam apsaugų nedėjau, uždėjau tik kaliošus. Kad jeigu ką užpenčių nenusidaužytų, nes jis kartais būna, kad nusidaužo, kai greitai bėga, nesusirenka žodžių kojų. O pas mane visos apsaugos, turi, man atrodo, dar vienas, bet šiaip, kaip čia pasakyti, jam tinka, bet tada aš nebegaliu uždėti kaliošų, o norėčiau dėti ir tą. Nu, žodžiu, biškelį tada sudėtinga. Tai dabar veduosiu titnagą. Žiūrėsim, kaip bus, nes jis nėra labai šoklius. Tai žiūrėsim, ar bus daug visokių metimų, ar turėsim dar vieną kitą sėkmingą prašokimą. Ir kiek jis aukštai šoks, neišsivaizduoju. Mes ją per daug nekankinsim. Čia per daug nekankinsiu. Jeigu matysiu, kad tikrai, prastai, kad tikrai nešoka jisai, tai mes ir nesikankinsim ir nešokdinsim. Nes... Sakau, šiaip jisai būna pradžioj susikaupia, peršoka, vieną kitą gerą padaro šokimą ir paskui jisai viską su galu varto. Nu tai, nežinau, bus matyti. Taip, pasibandysiu, Baltija pabandė, tai reikia ir jam pabandyti prašokti. Atėjom su titnagu į aikštelę, tai dabar irgi su juo padarom apšilimą ir tada bandysim eiti tenais ir žiūrėsim, kas bus. Titnagas dar ieško, kur įsivaliot, bet dabar einam dirbti, nevaliotis. Žodžiu, titnagas labai įsijautęs, aš pirmiausiai eina į tuneliuką. Čia dar biškelį, Pirmiausia, aš jam duodu labai ramiai prasibėgti. Be nieko. Šaunuolis, tai? Ateik skaniuką duosiu. Duodu ramiai prasibėgti, be nieko, kad per daug neužhaipint. Gerai, prašom, skaniuką. Aš irgi Baltijai, kai jau gerai pabėgioja kelis kartus, tai duodu skaniukų. Šaunuolis. Nu ką, bandam dar? Visai smagu? Taip? Nu, žodžiu, žinokit, negaliu patikėti. Titnagas peršoko lygiagretę. Ir šita lygiagretė yra gal 8, man atrodo. Taip, bet tai kaip tu gražiai peršokai, aš tavim taip didžiuojos. Tu niekada tiek nebuvai šokęs. Titanai. Aš jam po kiekvieno gerą šuolio daviau skaniuką, tai maž suveikė. Eik tu savo, eik dabar pasivaliok dar kur nors. Gerai. Žiūrėkit iki šitą stambintą žemaitį. Šoklų stambintą žemaitį. Wow, tiesiog grožių grožis.
Titanai. Wow, jūs esate wow. Vaidina kamerameną. Taip, darbininkas tu vada. Darbininkas? Taip. Kitės labai, va, ir titnagas savim laimingas, dar duosiu tau skaniukų. Esu žiauriai patenkinta titnagu. Čia buvo wow, galiu pasakyti. Jisai taip gražiai, turiuomenį, taip lengvai net atrodė. Peršoko ir čia dabar buvo jo rekordas 85 lygiagretį. Pavariai? Nu jau pavariai. Šiaip žiūri, eik tu savo net keista, kad jisai taip nieko neužpanikavęs, nes šiaip visą laiką, kai jisai šokdindavo, tai jisai biškelį per daug užsigazuoja, per daug užsihaipina. Nu žodžiu. Ir dabar mes pasidarėm taip, kad norėjau palikti gerą įspūdį pirmą kartą šitoje aikštelėje šokdinant laisvai. Tai aišku, apsitvėriau, kad jam būtų aišku. Ir šokdinau tik tai iš tos pusės, kur jam patogu. Nu, jisai turi vieną pusę, kur jam patogiau bėgti, kur nelabai. Tai jisai, pavyzdžiui, dar į vieną pusę labai izovaduoja, labai dar, ten, nu, kaip čia pasakyti, skačkina. O į kitą jau labai ramiai bėga. Tai mes tik tai darėm iš tos pusės, kur ramiai. Ir jisai labai gan noriai pats bėgo į tą tunelį. Aš tik pavijau kažkiek, bet nereikėjo jo ten vyti į tą tunelį, kad jisai pats susirado ir greitai įbėgo. Tik pakelti į zovadą žodinę komandą reikėjo. Ir viskas. Nu, žodžiu, labai smagu, galiu pasakyti. Nu, nenuvirus. Labai smagu, kad jisai čia taip neužpanikavo čia šiandien, kad labai tvarkingai bėgioja. Tai prasišoko, bet jis net nepasakyčiau, kad labai sušilo. Po kokių 10 šuolių tai tikrai padarė jisai. Nuo kryžiuko iki 8-5 šitų. Nu tai, nu labai du šaunuolis, nu Dievu, kaip aš tavim didžiuojuos. Kaip tau tai čia va, taigi mano nešoklius esi, va dabar ėmė ir peršokai. Kas tau įvyko? Nori būti irgi šoklius, Baltija matyti šoko varžybose, sako, aš niekur nevažiuoju. O Baltija tai varo. Man reikia būti šokliu. Taip. Nu, su tave būtų tave dar daugiau jį prašokdinus laisvėje ir kažkada gyvenime pabandyti su juo pabalnu prašokti. Man. Nežinau, ar tai įvyks kada nors, bet gal kada nors. Nu jo, žiauriai, jisai mielas, ką čia galiu pasakyti, nu toks va, meška. Ai, juk žiūrėjau kaip nori. Žodžiu, gerai, einu. Vedu namo, nes titnagas tikrai čia labai gerai šiandien pavarė. Vedu namo, duodu košės ir aš tai turėsiu eiti tvarkytis. Čia dar vartytis nori, pasivartyk dar. Va, abiem padaviau košę. Baltija dabar valgo avižas ir keletą liucernos granulių. Nu, dėl skonio, nes šiaip ir liucernos granulės jos į svorį eina, Baltijai tikrai nereikia svorio. Tai mes biškelį šito, tada kaipgi alaus mielės virškinimui ir tas vadinamas velnio letina, devil's claw, jisai yra sąnariam. Tai nes dabar biškeliai dideli arkliai, vis tiek jie Baltijai jau 10, šaltis, žodžiu, kaip ir mum žmonėm, nelabai gerai sąnariam, tai žodžiu ir jiem, tai tada padėt bandau su papildais. O titnagas, tai kadangi jam svorio niekada nebus kol kas per mažai, taip, skanu, tai jisai valgo liucernos granulės, tada šitas kaipgi burokėlių, ten irgi tokios granulės padarytos. Ar cukrinių runkelių. Nu, žodžiu. Tai ir jam irgi devil claw ir šitas alaus mielės irgi taip pat. Tai va, titnagas labiau į svorį, kad eitų, suvalgė šienmaišius, Baltija irgi tenais. Nu, žodžiu, tai dabar va, jie valgo košytės. Lauksim, kol pradžius Baltija, nes jinai sušilo labai. Nežinau, titnagas tikrai irgi bėgo, bet kažkaip jisai nesušilo. Nors padirbo normaliai, gal kokių 2 minučių, tai tikrai, nu žodžiu, nu nieko. Čepsit. Nu, Baltija čepsiai, nes jinai su daug vandensėjai. Ir laukiam, kada Baltija iščius, kad galėtų įt laukan. Va, mūsų aikštelė atrodo, lyg nieko jo neįvyko. Nieks čia nešoko. Viskas, aikštelę sutvarkiau, biškai pravažiavau, nes va čia kiek kur išdubėjo. Ir kadangi čia šoko,
ten daugiausiai buvo duobelių, tai biškelį reikėjo, va, pitė bėga. Daugiausiai buvo duobelių, tai reikėjo biškelį pralyginti, kad galėtumėm eiti dirbti jau rytoj vėl. Tai va, viskas, kol kas viskas sukrauta yra šone. Aš labai dar laukiu, kada pasidarysim pakabinimą. Tiksliau, nuo manęs čia priklauso, nes aš turiu nupirkti laikiklius. Tai laukiu, kada aš pati laukiu, kada aš nusipirksiu laikiklius, kad galėčiau susikabinti kartis, stoveliai. Nu tai jie, kaip sakoma, jau nepakabinti, jie ir stovės šiandien. Na žodžiu, čia dar, aišku, aptvarkyti reikia čia dar aikštelę. Kūgiai įsimėtė, dar karčių. Tai va, einu patikrinti, ką mano arkaliai dar gyvena. Ką veikit? Labai. Tukai. Žiūrėsim, ar turim ką nors skanaus. Tau skanaus. Nori? Tai va, Baltija dar jinai pašilus, matau. O ne? Dar sušilus, tu mano darbininkė. Ui, kai čia taip vyksta, kai čia vyksta. Aikit jūs, arklyva. Taip, tai va, Baltija dar sušilus. Titnagas tai jisai ne, bet jisai dabar tiesiog valgo ir laukia, kada Baltija išdžius. Taip, nes jau orai rudeniški ir aš nebegaliu sušilusio arklio. Kaip, pavyzdžiui, vasarą, kai karšta. Tai palauki kažkiek, vandeniu nupili, tai ir gali paskui išleisti į lauką. Rudenį negalima taip daryti, va net reikia namie būnant apvilkt, kad neperpūstų vėjas, skersijų. Tai va, tai dabar turim išlaukti visiškai, kada Baltija išdžius ir tik tada eis namo. Oi, laukan. Nu tai namo laukan. Taip, reikia stoliariumo. Tada išdžiūna arklys greitai ir eina laukan. Taip. Bet mes dar neturim soliariumo. Mes dar tik aikštėvos pasistatėm. Taip, pirkliai. Per gerai jūs gyvenat, man atrodo. Dar ir jeigu soliariumo jums čia kokį padarius, man atrodo, būtų per gerai jums čia. Tai gerai, aš jau eisiu, nes aš dar turiu vis tiek darbelio biškelį. Ir mes čia atsisveikinti. Taip. Nes aš dar ilgai laukiu, kol dar kokią valandą ar pusantros dar lauksiu, kol Baltija išdžius, kad galėčiau ją išleisti lauką. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu ir pamatėt, kaip mano ponai cepelinai moka šokt. Jau geriau net šoka, daugiau šoka. Jau daugiau šoka negu praeitą kartą, kai Baltija šokinau. Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu. Nepamiršta paspausti laiką, užprenumeruoti kanalą, parašyti komentarą ir mes susitiksim jau kitam video. Sakyk, ate Baltija. Ate Baltija.